Gražios merginos man patinka. Pirmoji sezono dalis Vyčiui buvo pilna visko, tačiau ekipa savo gretose dar niekuomet neturėjo dviejų Augustinų. Su vienu geriausių regionų krepšinio lygos žaidėjų gavusiu šansą pakilti į aukštesnį lygį, Augustinu Venskumi, jau susipažinome. Abu naujokai debiutavo rungtynėse prieš Marijampolės Sūduvą ir vienas jų prieš rungtynės buvo nusiteikęs viską įrodyti aikštelėje. Nieko, kol kas savijautas negalvoju. Žadėt nieko nežadėjom, žiūrėsim, kaip situacija aikštelėje bus. Apskritai geros nuotaikos prieš tą mačą Rūbinėje netrūko. Atvykus naujokams komanda juokavo apie įsilyginančias Vilniaus ir Kauno jėgas. Pasistiprinimas pasirodė vykęs. Abu naujokai žaidė po daugiau nei 20 minučių, Augustinas Venskus meigė 2 tritaškius, o Augustinas Jankaitis netgi buvo rezultatyviausias komandoje su 17 taškų. Edvinas Jėzukevičius galėjo pasidžiaugti tuo, kad pagaliau sulaukė kolegos, kuris iki Povilo Butkevičiaus sugrįžimo kartu su juo galės sudaryti aukštaūgių grandį. Tačiau po 49 taškais praėjusį savaitgalį pralaimėto susitikimo netgi geriausiam rungtynių žaidėjui džiaugtis nebuvo kuo. Žodžiu netrūksta realiai, tai tiek pralošti. Atrodo, kad buvom tikrai pagal sudėtį ant popieriaus atrodom labai tolygiai su Marijampole, aš sakyčiau. Bet žaidžiant tai 10 ar prasčiau, ką parodė rezultatas. 50 taškų pralošti čia nepaaiškinamas dalykas, ta prasme. Jie, ta prasme, yra išreklamuoti, kad yra labai geri tie žaidėjai, bet nežinau, nieko tikrai nėra įspūdingo iš šitą prasme. Mes, sakau dar kartą, pulti mes galėjom užpulti, bet tai viskas prasideda nuo gynybos, kai mes praleidžiam 112 taškų, ar ten dar daugiau, aš nežinau, čia yra nepateisinama, ir praktiškai laimėti išvyko. Prasideda 112 taškų yra neįmanoma. Todėl Augustiną pagavome treniruotėje ir tada jau paklausėme apie merginas, Ispaniją, kurioje krepšininkas pradėjo sezoną, ir sugrįžimą į Lietuvą, į nacionalinę krepšinio lygą bei galbūt net pajėgiausią šalies divizioną. Lietuvos merginos pačios gražiausios, čia be klausimų. O kai Ispanijoje buvai? Ispanija irgi buvo gerų, ta prasme, tikrai simpatiškų merginų, bet labai buvo didelis kalbos barjeras. Sakykime, dėl to, kad tenais ispanai tikrai nedaug šneka angliškai, tai aš pats ispanų kalbos tikrai nespėjau pramokti per 2 mėnesius. Tai buvo tokių keblumų, kaip sakant, su ta kalba susišnekėjimu. O kaip dėl dėmesio? Ar Lietuvoje gauni daugiau dėmesio iš merginų, ar Ispanijai daugiau gauni? Lietuvoje. Na, aš to dėmesio nedaug čia yra, ta prasme, reikia pačiam tą dėmesį įsikovoti, kaip sakant, o Ispanija tai tikrai nebūdavo daug, nes aš sakau, vos tik spėjau apsitrinti, galima sakyti, ir iš karto tai teko išvažiuoti, kaip sakant, tai nesulaukiu to, kaip sakant, labai didelio to dėmesio. Kur augai Vilniui? O tai čia pačiam geriausiam rajone, aišku, tai yra Antakalny. Ar visą laiką žinojai, kad tavo tikslas tapti krepšininku? Na, taip atvirai, tai nuo kokių gal tik 14 metų aš tai pradėjau žiūrėti rimčiau į šitą sportą. Pradėjau gal nuo 11 ar 12 sportuoti, tikrai ne savo norų. Tai aišku, pirmą treniruotę, kaip dažniausiai nuveda tėvai. Bet, sakau, pirmus kelis metus į tą sportą rimtai tikrai nežiūrėjau. Paskui, kai pradėjau kažkiek geriau sektis, tada jau susimąsčiau, kad galima iš to gyventi, kaip sakant, krepšinio. O kaip iš vis pradėjai žaisti krepšinį? Kaip? Tiesiog po mokyklos nieko neveikdavau ir tėvai galvodavo vis, kur mane nuvesti, ta prasme, į kokią užklasinę veiklą, ta prasme. Tikrai norėjo vesti kažkokią tai sportinę šaką, bet taip dvejojom, ar į rankinę, ar į futbolą, bet tai Lietuvoje, kaip sakant, populiariausias sportas yra krepšinis, tai ir nuvedė į tą, kaip sakant, krepšinio salę. Koks dar sportas be krepšinio tau yra geriausias? Po krepšinio yra labai man patinka iš tikro futbolas, tai po krepšinio pats žaisti nelabai aš jau mėgstu žaisti, bet žiūrėti man labai patinka. Ir dar kažkiek tai tenisas, bet ne tiek, kiek futbolas, kaip sakant. Aišku, į LKL tikrai norėtų sugrįžti ir sugrįžti taip, kad tenais nesidėti ant suolo, kaip sakant. Tai reikia pradžioje rodyti tenais, kad tiem klubam, kai ten galiu žaisti. Nebūtinai ta prasme LKL, aišku, į aukštesnį lygą, aš manau, kiekvienas žaidėjas nori eiti, kilti. Ir aš irgi neišimtis, ta prasme, lygiai taip pat, bet dabar, kol atstovauju Vyčiui, mintis sukasi, kaip sakant, užbaigti šios metus pergalingai. Štai toks kalbus apie viską yra Vyčio naujokas. Bet kai ką dar pamiršome. Pabaigai šventinis akcentas. Visiems Vyčio fanam nuoširdūs linkėjimai šventų kalėdų proga.